Broliai ir seserys, melskitės. Šį sezoną ėjęs per sunkumus ir vargus krito lygioje kovoje A lygos brolis FK Panevėžys. Pro aukščiausiojo teisėjo Manfredo Lukenčiuko nepraslydo jo nuodėmės ir buvo nuteistas 11 metrų baudiniu. Tikėkimės, kad mūsų aukščiausiai bus teisingi vienodai visiems. A lyga. Trečio turo apžvalga. Trečio turo rezultatai kairėje pusėje ir dešinėje pusėje mano spėjimai. Tai greitai perbėkime juos. Kauno Žalgiris Transinvest 2-1 Kauno Žalgirio pergalė. Čia spėjau, kad bus 1-1. Prašauta. Dainava Džiugas. Spėjau, kad bus 1-1, bet rungtynės baigėsi 0-0. Nors tikrai galėjo būti 1-1 ir Džiugas įmušo įvartį, teisėjo neužskaitė ir buvo 11 metrų baudinys, kurio Dainava neįmušo. Toliau rungtynėse spėjau 1-0 Hegelman pergalę, bet čia vėlgi daug įvarčių 2-2 ir pakalbėsime apie tai, bet prašauta. Toliau Banga 1-4 prieš Vilniaus Žalgirį pralaimėta namuose, pranašavau 0-2 Žalgirio pergalę, tai kaip ir rezultatas tikslus neatspėtas, bet Žalgiris susitvarkė, gan gerai susitvarkė su Banga. Ir paskutinės rungtynės, centrinės rungtynės, tai yra Sūduva Panevėžys 1-0. Spėjimas buvo, kad Sūduva laimės 2-1, tai atspėjau rezultatą ir ne rezultatą, bet rungtynių baigti čia. Tai bandom įvertinti. Vienas atspėtas rezultatas, 3 atspėtos rungtynių baigtis, spėjimai gerėja. Tai pradedu pažinti komandas ir manykim, kad seksis kuo toliau, tuo geriau. FK Kauno Žalgiris prieš FK Transinvestą. Tikrai įdomios rungtynės, pasibaigė rezultatu 2-1. Ir vėlgi Transinvestas čia žaidžia savo 3-4-3, presinguoja, žaidžia aukštai, labai aktyvi komanda. Tikrai mėgsta būti labai aktyvi, nori to kamuolio, nori įvarčių. Labai man patinka šių komandų stilius. Transinvestą prilyginčiau gal ir būt Hegelmanui, kiek žiūrėjome šių rungtynių, tai įvarčiai krenta, kai žaidžia šios komandos ir labai man patinka jų stilius. Šios komandos priverčia A lygą greitėti, priverčia žaisti visus greičiau ir jie taip pat nori žaisti greičiau. Tai simpatizuoju šioms komandoms, bet čia visgi Kauno pergalė ir nežinau, tenka pripažinti, kad Kaunas čia pasiima pergalę dėl pačių Transinvest klaidų. Tai patys įmuša labai gražų įvartį Kobakidze, o Kauno Žalgiris muša įvarčius po jų pačių klaidų. Tai pirmasis įvartis į Transinvest vartus krenta iš dešinio krašto, iš gan toli, tikrai nepavojinga situacija, pakelia kamuolį ir skersas kamuolys nebuvo labai stiprus ir greitas. Tai leidžiasi kamuolys baudos aikštelėje, ten galėjo ir vartininkas sėkmingai sužaisti, galėjo ir du gynėjai sužaisti, bet niekas nepasiema kamuolio, niekas neina į dvikovą ir ten Dolžnikovas padaro tai, ką ir turi padaryti, jis įmuša įvartį. Bravo jam, kad jis sugebėjo tai padaryti, bet čia yra tragedija Transinvesto gynyboje, manau, tai yra neatleistina klaida gynyboje, labai sunku žiūrėti šį momentą, prarasta koncentracijos dalelytė ir turi tokį įvartį. Vis dėlto tai yra Kauno Žalgiris, turi tikrai talentų ir matome, kad jie tokiomis progomis puikiai pasinaudoja. Ir toliau antrąjį įvartį muša Kučys. Iškart po 2 ar 3 minučių labai greita kontrataka, išvedamas kamuolys ir visiškai subyrėjusi Transinvest gynybos linija. Net nebuvo šansų niekam pagauti Kučio, duoti dvikovą ar bent bandyti užkirsti kelią jam smūgiuot. Ir Kučys tą progą pasinaudoja, smūgiuoja. Tikrai gerą smūgį pataiko į vartų kampą ir ten vartininkas bejėgis. Tai bravo Kauno Žalgiriui, bet vėlgi
matyt, po pirmo įvarčio Transinvestas tikrai praranda kontrolę, praranda koncentraciją ir tiek užteko. Kauno Žalgiriui matom, kiek brangiai kainuoja tos klaidos. Manykime, kad Transinvestas tai susitvarkys, be abejo, jie visada prisima riziką, kai tu spaudi taip aukštai, bet manau, čia tikrai galėjo šių įvarčių išvengti. Tai palinkėsime to Transinvestui susitvarkyti gynybos liniją aukštam presingė, o Kauno Žalgiris davėm jiems šią pilos ir jie laimi 3 taškus ir parodo kažkokius tai gyvybės ženklus. Pradeda šiek tiek funkcionuoti žaidimas, pagaliau matėsi, kad žaidėjai juda, šiek tiek tų perdavimų, bet visgi vis dar nematau to žaidimo, kurį tikrai norėčiau matyti. Kamuolys suvaikščioja, bet kaip ir patys labai pavojingų progų ir nesusikūrė. O Transinvestas į rungtynių galą visgi sugebėjo juos pastumti apačion ir dar susikūrė šiokias tokias pusprogės, bet rezultatų nepavyksta ją išlyginti. Tai tokia pirmoji dvikova. Antroji dvikova. Dainava prieš Telšių Džiugą. Linksniuojamos komandos dažnai lentelės apačioje, kurios kovos dėl išlikimo, tarp jų ir Banga. Bet čia pirmasis turas, kur susitinka Dainava ir Džiugas ir čia reikalai neišsisprendžia. Čia rungtynės baigėsi 0-0, ko gero daug kas taip ir prognozavo, kad rezultatas gali būti lygus. Taip ir įvyksta, komandos žaidė gan atsargų futbolą, labai daug neimprovizavo, labai daug nekūrė, bandė žaisti kuo paprasčiau. Kamuolį pirmoje rungtynių pusėje, pirmajame kėlinyje bandė kontroliuoti Džiugas, gan jiems tai gerai pavyko, Dainava nedavė daug spaudimo, surezgė kelias gražias kombinacijas ir atrodo, kad Telšių Džiugas yra gan techniška komanda ir jiems patinka, galbūt labiau jiems dėrėtų, jiems labiau galbūt tinka žaisti su kamuoliu ant žemės. O Dainava įsitikinome rungtynėse prieš Panevėžį, kad yra dvikovų ir galinga komanda. Panevėžiui nedavė laimėti nė vienos dvikovos. Taip atsitinka ir šiuose rungtynėse. Dainava pademonstruoja vėl savo raumenis ir visoms komandoms, kurios velsis su jai dvikovas, bus labai sunku, nes tikrai galingi gynėjai stovi galinėje linijoje. Ir taip pat Dainava turi savo bokštą Kružiką, kuris prie bet kokio standarto gali rungtynės apversti. Ir šiuose rungtynėse taip pat buvo paskirtas 11 metrų baudinys į Telšių Džiugo vartus, bet ten demonstruoja savo įgūdžius Marius Paukštė. Praėjusį sezoną sėdėjo ant Telšių suoliuko, bet palikus komandą kitam vartininkui, jis tampa vėl pagrindiniu vartininku ir dabar demonstruoja 3 rungtynės, 3 nepraleisti įvarčiai. Tai sveikintina visam Telšių Džiugo kolektyvui. 3 rungtynės, ne vieno praleisto įvarčio ir tai rodo ženklą, kad komanda gali gintis. Ir pelnė 3 taškus prieš Transinvest, tai parodo, kad komanda gali ir kontratakuoti. Tai žiūrėsime, kaip komandai seksis kitose turuose. Bet matome, kad tokiose rungtynėse kaip Dainava ir Džiugas, abi komandos renkasi tikrai daug atsargesnį žaidimą ir turbūt išvysime tokį pat vaizdą tarp Bangos ir Dainavos, tarp Bangos ir Džiugo. Tai galbūt toks ir tinkamas jų kelias. O kalbant apie Dainava, tai jie antroje rungtynių pusėje, ko gero, perlaužė šiek tiek rungtynės, padarė daugiau smūgių į vartų plotą, buvo šiek tiek pavojingesni. Ir tuo savo fiziškumu, sakykime, pralenkė šiek tiek Telšių Džiugą. Tiesa, Telšių Džiugas taip pat įmušo įvartį, bet buvo neužskaitytas, nelabai supratau, bet berods ten buvo užfiksuota nuošalė. Tai lygų. Antrasis mačas. Trečiojo turo trečiosios rungtynės. Kauno Hegelman Šiauliai 2-2. Labai įtemptos rungtynės, komandos pasidalina po tašką ir labai įdomus scenarijus, kadangi rungtynės prasideda 1-0 Šiaulių naudai, 2-0 Šiaulių naudai ir mano akiai stebint varžybas, aš tikrai nebuvau
nebuvau nurašęs Kauno Hegelman, nors 2-0 jau tikrai buvo pavojingas rezultatas. Ir Kauno Hegelman įrodo, kad gali grįžti į rungtynės netgi po 2-0 ir puikiai tai vykdo. Ir kokį įvartį muša Popescu iš kairiojo krašto, pasimesdamas kamuolį ant dešinės kojas, smūgiuoja į tolimąjį vartų kampą iš kokių 20 kelių metrų. Tikrai nuostabus įvartis. Tai komandos išsidalinusios po tašką ir vaizdas apie jas. Kauno Hegelman, kaip ir prieš tai minėjau, labai simpatizuoju jai. Man patinka jų žaidimo stilius, labai nori žaisti su kamuoliu, žaidinėja nuo vartų. Gan techniški, tikrai techniški žaidėjai, greiti žaidėjai, Popescu, Upstas, Vareika. Tikrai yra gerų žaidėjų ir pats Ribeiro ir matosi, kad kuria tikrai įdomų žaidimą ir Šiauliams tikrai yra daug reikalų gynyboje, nes 2 prieš 2, 2 prieš 1, 1 prieš 1, Šiauliai renkasi pasaugoti viens kitą, nes tikrai greičiu ir technika Hegelman yra labai, labai stipri komanda. Tai sveikinimai šiai komandai, kad žaidžia tokio stilio rungtynes, tokio stiliaus futbolą, atakuojantį, akiai patrauklų, o Šiauliai įmuša pagaliau savo 2 įvarčius, bet jiems to neužtenka. Tai byloja apie jų gynybą ir jų problemas, bet visgi parodo ženklus atakoje, kad kažką gali, bet vis dėlto manau, kad Šiaulių žaidimas per lėtas ir vis dar nematau tendencijų, nematau kombinacijų, nematau pasikartojančių dalykų, kas leistų suprasti, kad jie yra gerai užstudijavę, gerai pasiruošę ir jeigu reikėtų, galėtų paspausti Kauno Hegelman ir perimti kontrolę ir bandyti laimėti rungtynes, bet čia įvyksta visiškai atvirkščiai. Čia įrodo Kauno Hegelman, kad gali grįžti iš 2-0, o jei rungtynės būtų atvirkščiai, Šiaulių nenaudai 0-2, tai man labai sunku tikėti, kad Šiauliai gali grįžti į tokias varžybas, bent jau kol kas. Tai palinkėkime Šiaulių komandai rasti stiprybės ir kopti aukštyn. Tai tiek iš šio turo mačo ir keliamės į ketvirtasis. Trečiojo turo ketvirtosios rungtynės. Gargždų Banga, Vilniaus Žalgiris. 1-4. Čia šansų nepalieka jokių Gargždų Bangai. Yra įmušami net 4 įvarčiai. Tiesa, buvo momentas, kai rezultatas buvo 2-0 ir Banga 11 metrų baudinių padarė rezultatą 2-1, bet čia nepalieka vilčių Vilniaus Žalgiris ir kalbant apie žaidėjų kokybę, tai tikrai pradeda jaustis Vilniaus Žalgirio žaidėjų kokybė, perdavimų kokybė, labai greitai pradeda stumdyti kamuolį, kokią kombinaciją jie susuka prie trečiojo įvarčio, tai perdavimas ilgą į kraštą, tada viskas vyksta greitai, nesustojant, 1-2 perdavimas, vos ne kulniuku, tokiu dideliu greičiu įsimeta į aikštelę, prabėga pro gynėją, muša įvartį, tikrai aukšto lygio demonstruoja futbolą Vilniaus Žalgiris, muša gražius įvarčius ir čia jau žaidžia tikrai gero lygio klubas. Ką kalbėti apie Bangą, tai Banga, manau, darė tai, ką galėjo padaryti. Ir ką matau šiandien, tai Vilniaus Žalgiris man kol kas atrodanti geriausiai komanda, paliekanti geriausią vaizdą. Ta prasme, ne kiek įvarčių primušta, bet pats žaidimas, kokie perdavimai, kaip žaidėjai jungiasi, jaučiasi ryšys tarp žaidėjų, ką jau minėjau praėjusioje laidoje. Tai tenka pripažinti, Vilniaus Žalgiris žingsniuoja kol kas tvirtai žingsniais ir lenkia visus kitus klubus, tiek Panevėžį, tiek Šiaulius, tiek Kauno Žalgirį. Ir kol kas šalia jų, tikriausiai arčiausiai jų kol kas yra Marijampolės Sūduva. Tai sekantieji turai bus įdomu stebėti, kaip jiems seksis toliau prieš taip pat gerai besiginančias komandas. Kažkada jiems teks susidurti ir su Šiauliais, ir su to pačiu Kauno Žalgiriu, ir su Telšių Džiugu. Matysim, kaip Vilniaus Žalgiris lukštens riešutus ten. O Bangai reikia palinkėti nenuliūsti, nes tikrai žaidė su galingu varžovu ir jiems reikia laukti savųjų šansų.
Na ir čia mūsų paskutinės minėtusios turo rungtynės, centrinės rungtynės Marijampolės Sūduva prieš FK Panevėžį. Ir FK Panevėžys iki šiol buvo sužaidęs 2 rungtynes, tai prieš Telšių Džiugą lygiosiamis, ten turėjo tikrai kelias geras progas įmušti įvartį, tada žaidžia prieš Alytaus Dainavą, kur turėjo daug mažiau progų ir Dainava savo ruoštų parodė tikrai neblogą futbolą, turėjo kažkokias kontratakas, pasiūlė geras dvikovas, ką jau aptarėme po praeito turo. Ir kalbant apie šį turą, tai jau prognozavau, kad šiuose rungtynėse laimės Sūduva, bet rezultatu 2-1 ir jau galvau, kad tikrai ras Panevėžys įvartis, bet deja 3 rungtynės vis dar nėra įvarčio, sausi vartai. Ir tai man jau pradeda byloti apie kažkokios atakos strigimus. Kartais būna, kad visa komanda nežaidžia, bet visgi yra standartai, yra daug ilgų kamuolių ir norėtųsi, kad kažkoks puolėjas galbūt sudirbtų ir rastų tą įvartį, galbūt be tokio labai didelio komandinio žaidimo, taip kaip randa ir Kauno Žalgiris tą įvartį, taip kaip rado ir Šiauliai tą įvartį. Tai norėtųsi, kad atsirastų žaidėjas puolėjas, kuris gali šiek tiek pasimti ant savo pečių, kuris gali pademonstruoti savo greitį, techniką, savo kvalifikaciją ir paspręst bent jau įvartį rungtynėse. Bet kol kas iki dabar to neatsitinka ir Panevėžys tikrai nedemonstruoja nieko įspūdingo. Tiesą pasakius, Sūduva man ir šiose rungtynėse atrodė daug geriau nei Panevėžys, nors rungtynės ėjo labai apylygiai 0-0. Panevėžys tiesa rado ten porą smūgių tikrai neblogų. Ir jau tiksint pačiom paskutiniam laikrodžio rungtynių minutėm teisėjas po ilgo laukimo, kol kamuolys paliks aikštę, pasinaudoja VAR sistema ir Manfredas Lukenčiukas ilgai žiūrėjęs į ekraną nusprendžia, kad ten yra 11 metrų baudinys. Ir Aivaras Emsis, buvęs taip pat Telšių Džiugo žaidėjas, daug Telšių Džiugo žaidėjų yra pasklidę po A lygą į kitus klubus, tai Aivaras Emsis muša įvartį nuo skersinio, pataiko į vartų kampą, tiesa vartininkas spėja, bet smūgis buvo per stiprus ir per tikslus. Tai rungtynės baigėsi 1-0, o apie 11 metrų baudinį, tai verta pasakyti, kad pakartojime matėsi, kad Burba kerta ant pirmojo virpsto, kamuolys skriejo daug aukščiau, skriejo tiesiai vartininkui į rankas ir nebuvo šansų Burbai pasiekti to kamuolio, bet ten iš nugaros jie šiek tiek ranka prilaikė, šiek tiek ir už kojų kabino. Ir Burba tikrai ne savo norų krenta, tikrai nevaidindamas krenta aikštelėje. Ir ten yra paskirtas 11 metrų baudinys. Aišku, daug kas galėtų traktuoti, kad negali duoti 11 metrų baudinių dėl to, kad kamuolys tikrai nebūtų pasiekęs Motiejaus Burbos. Bet turime labai panašų įvykį tame pačiame ture tarp Telšių Džiugo ir Dainavos. Ten buvo paskirtas 11 metrų baudinys, Lukas Ankudinovas prilaiko savo varžovo ranką, prispaudęs tarp savosios ir kūno, taip gudriai bandė sužaisti, bet teisėjas tai pamato. Ir ten taip pat klausimas, ar būtų pasiekęs, ar nebūtų, bet Lukas rizikuoja, duoda stiprų kontaktą prilaikydamas ir teisėjas skiria taip pat 11 metrų baudinį. Tai kas man patinka šioje situacijoje, tai galėjo traktuoti ir kad nėra, ir kad yra 11 metrų baudinys, bet teisėjai pasirinka šį kelią ir kas man labiausiai patinka, kad jie pasirinko vienodą kelią. Tai labai tikiuosi, kad teisėjai išlaikys vienodą liniją ir visose kituose turuose matysim labai panašias situacijas ir neleis varžovams žaidėjams per agresyviai žaisti aikštelėje ir tikėkime, kad bus traktuojama labai lygiai visose rungtynėse. Ketvirtasis turas ir kovo 16 turime 2 rungtynės – Telšių Džiugas, Marijampolės Sūduva, Panevėžys prieš Bangą ir kovo 17 turime Transinvest prieš Dainavą, Šiauliai prieš Kauno Žalgirį ir Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Hegelman.
Na kaip jums šis turas, nes man visos rungtynės sąlygoje tampa įdomios, kai lyderis sugeba barstyti taškus ir nedemonstruoja tikrai kažkokio tai super futbolo ir kai sustinka tos vadinamos žemesnės lentelės komandos, tai čia lauk dvikovos, lauk kovos ir tikrai nėra lengvų rungtynių niekam ir Džiugas Sūduva prognozuoju, kad bus rezultatas 1-1, Telšiai demonstruoja tikrai solidžią gynybą, vis dar 0 praleistų įvarčių, Sūduva demonstruoja tikrai gerą puolimą, Žalgiriui sugebėjo įmušti 3 įvarčius, tiesa su Šiauliais 0-0, kalbėjome, kad jau pirmusios rungtynės galbūt labiau pasisaugojo ir prieš Panevėžį muša vieną įvartį, tiesa ten 11 m baudinys, tai manau, kad Telšiai toliau demonstruos tikrai solidžią gynybą ir pirmas kėlinys nesibaigs įvarčiais, o antrajame kėlinyje Sūduva didins spaudimą, ten tikiuosi Telšiai ras kontrataką įmuš įvartį, o Sūduva rungtynių pabaigoje mes visas pastangas ir išlygins rezultatą. Labai čia jau tiksliai viską aprašiau, bet čia yra futbolas ir visada gali būti kitaip. Antros rungtynės, Panevėžys Banga 0-0 ir čia rezultatų pranašauju 0-0. Manau, Panevėžys tikrai yra šiokioje tokioje atakų krizėje, įvarčių krizėje, nes tikrai Kačerava neranda tų momentų, neranda užbaigimo, ne tik Kačerava, jokie žaidėjai neranda kažkokių situacijų, kur pasakytum 100% turėjo kristi įvartis, ar kad rungtynės eitų į vieną pusę, kad Panevėžys pastoviai spaudžia, kuria progas viena po kitos, ten ištraukia vartininkas, Virpstas, bet to nėra. Tai aš tikrai manau, kad Banga demonstruoja taip pat solidžią gynybą ir žiūrėsim, kaip seksis tam Panevėžiui, ar jie toliau kris į duobę, ar vis dėlto sugebės palaužti Bangą. Transinvestas, Dainava 2-0 prognozuoja Transinvest pergalę, Dainava vėlgi duos kovą, bet Transinvestas yra šiek tiek kitokia komanda. Tiesa, žaidžiant prieš Džiugą ir Panevėžį buvo labai daug ilgų kamuolių, o šiai komandai tai paranku. O Transinvestas yra kitokia komanda ir jie tikrai nežais su daug ilgų kamuolių. Bus labai daug tranzicijų, labai daug greito žaidimų, labai daug trumpų perdavimų, labai daug žaidimo, kombinacinio žaidimo viduryje. Tai gali būti, kad Dainava čia turės problemų ir čia pranašauju Transinvesto 2-0 pergalę. Tikėkimės, kad jie nebedarys klaidų gynyboje, tranzicijose. Sekantis, Šiauliai Kauno Žalgiris. Na čia ir laukia mūsų dvikova, Dabar pažiūrėsim, kuri komanda atakuoja prasčiau. Nors įmušo abi komandos šios įvarčius, bet manęs vis dar nestebino jų puolimas, kadangi jie muša po kitų varžovų klaidų. Tai čia skiriu 0-0. Manau, bus tikrai labai atsargios varžybos, tiek ta komanda žaidžia 3 gynėjais, 2 atraminiais ir ten reikalus spręs, manau, tik kokybės klausimais, kaip sugebės žaidėjai sužaisti 1-1 ir nemanau, kad ten mes labai didelių pastangų į priekį ir žais labai saugiai. Nors treneris Čiapas minėjo, kad dabar nėra kur trauktis ir reikia eiti žaisti tik dėl pergalės. Tai žiūrėsim, kokį planą paruoš Čiapas, o Kaunas turbūt iškovojęs 3 taškus, dabar jaučiasi šiek tiek saugiau ir galbūt neskubės spartinti reikalų jau pirmajam kėlinyje, tai laukia įdomi dvikova, bet manau, kad čia nebus labai rezultatyvius rungtynės. Na ir paskutinės, vėlgi centrinės rungtynės, Vilniaus Žalgiris Kauno Hegelman ir pranašauju čia rezultatą 2-1 Vilniaus Žalgirio naudai. Nors gali būti, kad čia įvarčių vėlgi bus gausa, nes Vilniaus Žalgiris demonstruoja tikrai gerą futbolą, tiesą pasakius ir Hegelman demonstruoja labai gerą futbolą, bet vis turi šiokių tokių klaidų, nes kalbant apie paskutinėsias rungtynes, tai Kauno Hegelman vartininkas išėjo, kaip sakoma, Šarkauskas ant alaus ir ten Šiauliai muša labai lengvą įvartį, tiesa, reikėjo įgūdžių pataikyti tikrai į vartus, bet Šarkauskas ten susimetęs padaro labai grubę klaidą, bet Skerlos požiūris labai man patinka, kai jis
pasakė post komentarė, kad nėra ko kaltinti, mes norim žaisti tokį žaidimą ir reikia dirbti ties tuo, nes nenorim atidavinėti kamolių, bet sakė, galbūt galėjo situaciją ir išspręsti paprasčiau. Bet labai džiugu, kad Kauno Hegelman bando su kamoliu žaisti visada. Ir čia, manau, gali būti tas pats, gali būti, kad Hegelman bandys kontroliuoti kamuolį taip pat šiuose rungtynėse, o dabar man įdomu, ką darys Vilniaus Žalgiris. Ir 2-1. Visgi labai sunku atspėti, kas įvyks šiuose rungtynės, bet norėčiau, kad laimėtų iš tikrųjų Kauno Hegelman. Bet visgi Vilniaus Žalgiris labai kokybiški. Tai tokie mano spėjimai, jeigu tu manai kitaip, gali pabandyti parašyti komentarą, pažiūrėsime, ką manote jūs. Na va, su tokia gaida teks ir pabaigti, dabar beliko apžvelgti turnyrinę lentelę ir pirmas yra Vilniaus Žalgiris su 7 taškais, tada 2 ir 3 vietą dalinasi Sūduva ir Džiugas po 5 taškus. Po 4 taškus turi 2 Kauno komandos, Šiauliai Transinvest po 3 taškus ir 3 komandos Dainava, Panevėžys ir Banga po 2 taškus. Na ir kaip jums tokia lyga, kaip jums 3 turas? Turbūt nieks taip nesitikėjote, kad susiklostys sezono pradžia ir Panevėžys yra lentelės apačioje, Telšių Džiugas yra lentelės viršuje, buksuoja Kaunas, buksuoja Šiauliai. Vilnius kol kas žaidžia savo futbolą ir yra lyderiai. Na, labai intriguoja ir labai laukiu jau sekančio turo. 4 turas labai greitai išstumdys komandas į kitas pozicijas, nes visus klubus skiria vos tik keli taškai. O Panevėžio fanams galbūt reikėtų nueiti kartu su komanda į bažnyčią ir, kaip sakoma, pasimelsti už savo komandą, nes kol kas jiems reikia pagalbos, reikia visokeriopos pagalbos, tai palinkėkime jiems to, o jums linkiu gero 4 turo ir susitiksime tikrai netrukus. Iki!